Sveiki! Pristatysime vietos projekto įgyvendinimo plano pildymo instrukciją. Vietos projekto įgyvendinimo plano forma patvirtinta 2026 m. balandžio 16 d. numeriu FR81. Forma pildoma ir teikiama vietos projektų finansavimų sąlygų apraše, toliau VP-FSA, nustatyta vietos projektų įgyvendinimo plano, toliau PIP, rengimo ir teikimo tvarka. Vietos PIP formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje PIP formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką. Prieš pradedant noriu atkreipti dėmesį, kad šiame pavyzdėje naudojami skaičiai ir duomenys yra tik iliustracinio pobūdžio. Jie skirti parodyti PIP pildymo logiką ir negali būti naudojami kaip realūs ar taikomi faktiniams projektams. Pirmiausia, nurodoma pildymo data. Vietos plėtros strategijos, toliau VPS vykdytojas. Nurodoma VPS vykdytojo pavadinimas, pagal kurio kvietimą yra teikiamas PIP. Pavyzdžiui, jei teikiamas pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės vietos veiklos grupės, toliau ŽVVG priemonė, Vakarų Lietuvos ŽVVG pavadinimas. VPS priemonės veiklos srities, pagal kurią yra teikiamas planas, pavadinimas. Nurodoma VPS priemonės veiklos srities, pagal kurią teikiamas PIP pavadinimas. Pavyzdžiui, Zarasų ir Visagino vietos plėtros strategijos priemonė, žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas BVP1. Pirmasis skyrius. Bendrieji duomenys. Kvietimo teikti PIP numeris. Nurodomas paskelbto kvietimo teikti PIP numeris, kurį rasite pačiame kvietime teikti projektus. Projekto pavadinimas. Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų pavadinimas. Pareiškėjas. Viešasis ar privatus juridinis asmuo arba fizinis asmuo, teikiantis PIP ir siekiantis gauti Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo, toliau EJOT ir ŽAF lėšų PIP nustatytiems tikslams įgyvendinti. Pavadinimas. Nurodomas PIP teikiančio viešojo arba privataus juridinio asmens filialo, atstovybės, toliau juridinis asmuo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Juridinio asmens pavadinimas pildomas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta juridinių asmenų registre. Juridinio arba fizinio asmens kodas. Nurodomas pareiškėjo kodas, nurodytas juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas. Taip pat šioje lentelėje pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Nurodžius šį požymį, privaloma pateikti pareiškėjo ir partnerio deklaracijas. Mūsų atveju pareiškėjas nėra užsienyje registruotas juridinis asmuo, todėl šios varnelės nežymėsime. Bendrasis laivyno registro CFR numeris. Jei vienas projektas yra susijęs su vienu laivu, CFR numeris Europos Sąjungos žvejybos laivynui priklausančio laivo unikalus identifikavimo numeris, nesusijęs su jokiais nacionalinio žvejybos laivyno numeriais. Jis nurodomas taip. Jei vienas projektas susijęs su daugiau nei vienu laivu, CFR numeriai atskiriami kabliataškiu. Toliau nurodomas adresas ir telefono numeris. Adresas, pareiškėjo adresas, skirtas susirašinėti. Telefono numeris nurodomas kaip pavaizduota pavyzdžiuose. L-paštas nurodomas PIP teikiančio juridinio ir fizinio asmens elektroninio pašto adresas. Projekto partneris. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris kartu su pareiškėju inicijuoja ir įgyvendins projektą siekdami bendrų rezultatų. Kiekvienas partneris yra įrašomas atskiroje eilutėje. Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas galiojantis juridinio asmenų registre nurodytas kodas. Nurodyti privaloma, jei projektas yra vykdomas su partneriu. Mūsų atveju projektas nėra vykdomas su partneriu, todėl ši lentelė nebus pildoma. Tačiau,
Praeikime per kiekvieną stulpelį. Eilės numeris. Nurodomas eilės numeris iš eilės. Pavadinimas. Nurodomas partnerio pavadinimas nurodytas juridinių asmenų registre. Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas galiojantis juridinių asmenų registre nurodytas kodas ir 21 stulpelyje pažymima X-iuku. Kodas. Nurodomas kodas nurodytas asmenų registre, jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba partnerio juridinio asmens kodas nesutampa su jo mokesčių mokėtojų identifikaciniu numeriu, nurodomas partnerio mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Nurodomas partnerio adresas skirtas susirašinėti, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeryje yra, pašto kodas, gyvenamosios vietovės savivaldybės pavadinimas, telefono numeris ir L-paštas. Partnerystės įgyvendinant projektą pagrindimas ir jos teikiama nauda. Šioje dalyje nurodomi partneriai, jei tokie yra. Turi būti pagrįstas partnerių pasirinkimas, partnerystės priežastis ir forma. Partnerystės aprašymas. Nurodoma, kaip bus dalijamasi atsakomybė. Įgyvendinant projektą, kokia bus kiekvieno partnerio veikla, kam teks projekto rezultatai ir kas bus atsakingas už tinkamą projekto rezultatų naudojimą ir išsaugojimą. Išskiriamas partneris, kurio lėšos yra nurodytos PIPO 3.4 lentelės 8 stulpelyje ir yra skirtos finansuoti projekto tinkamas ir netinkamas išlaidas. Jeigu VPFSA 1 punkto bendrosios nuostatos lentelės 6 stulpelyje specialiosios projektų sąsajos nurodytos kelios sąsajos, būtina pasirinkti bent vieną, su kuria bus susijęs jūsų projektas. Pavyzdžiui, mūsų projektas bus susijęs su klimato kaita. Ir pažymime varnelę, kad taip. Antras skyrius. Projekto inicijavimas. Projekto santrauka. Glaustai apibūdinami svarbiausi projekto aspektai. Projekto įgyvendinimo vieta. Nurodoma konkreti projekto įgyvendinimo vieta, remiantis pridedamais dokumentais. Žemės sklypo, statinio unikalus numeris, adresas, kai investuojama į materialųjį turtą. Ir arba, kai projekto veiklos vykdomos konkrečiose objektuose, kuriuos galima identifikuoti. Pavyzdžiui, žemės sklypo unikalus numeris, vietovė, mokslinių tyrimų atlikimo vieta. Projekte sprendžiamos problemos. Aprašomos vietos projekte tiek verslo, tiek neverslo priemonių atveju planuojama spręsti problemos ir jų priežastis. Kiekviena numatoma investicija turi spręsti problemą. Pavyzdžiui, trūksta gebėjimų kokybiškai suteikti paslaugą, ilgas paslaugos suteikimo laikas, nepakankamas paslaugos prieinamumas, per didelė paslaugos teikimo savikaina arba nepakankami žuvies perdirbimo įrangos pajėgumai. Nepakankamai platus produkcijos asortimentas, didelės energijos sąnaudos. Problemos aktualumas yra grindžiamas ne senesniais kaip 5 metų. Prioritetas teikiamas naujesniems statistiniais duomenimis. Čia aprašomas projekto poreikis. Galimos pasekmės, jei problema nebus išspręsta. Kodėl verta investuoti lėšas į šį projektą? Pavyzdžiui, nauja rūkykla sumažins energijos sąnaudas. Kokius rinkos netolygumus projekte siekiama spręsti? Pavyzdžiui, projektas skirtas mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimui. Problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai ir kita. Aprašant projekte planuojama spręsti problemas, projekto poreikį, įvertinama jo įtaka ir atitiktis horizontaliesiems principams. Jei sprendžiama problema turės tiesioginę įtaką horizontaliųjų principų įgyvendinimui, tai turi būti nurodyta ar įtraukta į projekto tikslą, projekto veiklas ar siekiamus rezultatus. Verslo projekto atveju svarbu nurodyti projekto idėjos detalų aprašymą, pasirinktos projekto krypties pagrindimą, glaustą alternatyvų analizę, laukiamų rezultatų aprašymą ir jų praktinio pritaikomumo pagrindimą. Ne verslo projektų atveju svarbu detaliai aprašyti projektą, kad būtų aiškus projekto įgyvendinimo laikotarpis, sprendžiamos problemos, laukiami rezultatai bei jam pasiekti reikalingi ištekliai.
Kadangi tekstas yra ilgas, rekomenduojame instrukciją panaikinti. Toliau projekto tikslas. Glaustai suformuluojamas projekto tikslas, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją. Tai yra, ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas gali turėti tik vieną tikslą, kurio pasiekimą galima patikrinti. Pavyzdžiui, užauginti ir pelningai realizuoti tam tikrą kiekį krevečių. Mokslinio tyrimo metu gauti konkretų rezultatą, atlikti tam tikras gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės, jų apimtis ir panašiai. Galimi teisiniai apribojimai. Šioje dalyje nurodomi tik tie specifiniai teisiniai apribojimai, kurie aktualūs konkrečiam paramos gavėjui bei planuojamai vykdyti veiklai. Pavyzdžiui, reikalingi gauti leidimai, poveikio aplinkai vertinimai, atlikti įregistravimai ir panašiai. Projektų bendrieji stebėsenos rodikliai. Nurodomi kokybinėmis ir kiekybinėmis reikšmėmis išreikšti minimalūs projektų siekiami rezultatai, pasirenkant iš nurodytų vietos projektų FSA, jei taikoma. Rekomenduojama nesirinkti visų VP FSA nurodytų stebėsenos rodiklių, jeigu jie nėra privalomi. Kilus klausimams galite visada pasikonsultuoti su savo ŽVVG. Tai užpildome lentelę. Eilės numeris 1. Stebėsenos rodiklio pavadinimas. Čia nurodomas stebėsenos rodiklio pavadinimas iš VP FSA. Pavyzdžiui, CR06 sukurtos darbo vietos. Matavimo vienetas. Pasirinkus stebėsenos rodiklį, nurodomas jo matavimo vienetas. Tai yra nurodytas VP FSA. Siektina reikšmė. Nurodoma siektina stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti po projekto įgyvendinimo. Siektinos reikšmės pagrindimas. Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis būtų galima įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta po projekto įgyvendinimo. Būtina nurodyti sąsają su projekto loginiu pagrindimu, veiklomis, įkainiais, projekto tęstinumo laikotarpiu ar kita PIP nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu, kaip projekto įgyvendinimo pasekmė. Jei nurodyta VP FSA, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai. Pabandome užsipildyti ir kitą stebėsenos rodiklį. Šiuo atveju būtų CR10 veiksmai, kuriais prisidedama prie geros aplinkos būklės, įskaitant gamtos atkūrimą, išsaugojimą, ekosistemų apsaugą, biologinę įvairovę, gyvūnų sveikatą ir gerovę. Vietos projektų atrankos kriterijus. Vietos projektų atrankos kriterijus pildo VPS vykdytojas iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos. Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijų pagrindimas pildo pareiškėjas. Jeigu atitikti vietos projekto atrankos kriterijų įrodo prie vietos projekto PIP pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto PIP priedus. Jeigu atitiktis vietos projekto atrankos kriterijų įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje. Tai į pirmą atrankos kriterijų mes įdėsime aprašymą ir dėl antro lygiai taip pat. Trečiasis skyrius – projekto įgyvendinimo detalizacija.
Projekto veiklos trukmė ir etapai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis. Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų vykdymo pabaigos. Tai yra, per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei numatyta VP-FSA. Projekto veikla. Nurodoma planuojama vykdyti veikla iš VP-FSA nurodytų finansuojamų projekto veiklų. Kai pagal priemonę finansuojamoms veikloms VP-FSA nustatyta skirtinga paramos intensyvumo norma, veiklos turi būti nurodomos atskirose eilutėse. Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma eurais. Nurodoma bendra kiekvienos projekto veiklos tinkamų finansuoti išlaidų suma. Su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti, o kai PVM nėra tinkamas finansuoti, be PVM. Iš jos PVM eurais. Nurodoma bendra PVM suma, jei bent prie vienos veiklos 3.2 papunkčio 4 stulpelyje ir 3.3 papunkčio 7 stulpelyje prašoma finansuoti PVM. Projekto veiklos pradėtos iki projekto sutarties pasirašymo. Nurodoma, ar konkreti veikla, įskaitant reikiamus pirkimus, vykdoma arba planuojama pradėti vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo. Kai taikoma valstybės pagalba, turi būti atsižvelgiama į VP-FSA nustatytus reikalavimus dėl projekto veiklų vykdymo iki projekto sutarties pasirašymo. Pasirenkama reikšmė iš pasirinkimo sąrašo – taip arba ne. Mūsų atveju mes pasirenkam, kad ne. Projekto sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla. Nurodomas projekto veiklos, įskaitant reikiamus pirkimus vykdymo pradžios mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos, kuri planuojama atsižvelgiant įvertinimui, sprendimo dėl finansavimo priėmimui ir sutarties pasirašymui teisės aktuose numatytą laiką. Nurodomas ne kalendorinis mėnuo, o projekto įgyvendinimo trukmės mėnuo. Pavyzdžiui, 1, kadangi iškart po sutarties pasirašymo bus pradėta vykdyti veikla. Projekto sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla. Nurodomas projekto veiklos, įskaitant reikiamus pirkimus, vykdymo pabaigos mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Vėlgi, nurodomas ne kalendorinis mėnuo, o projekto įgyvendinimo trukmės mėnuo. Pavyzdžiui, galima nurodyti nuo 1 iki 36, priklauso nuo projekto trukmės. Projekto sutarties mėnuo, kai teikiamas mokėjimo prašymas. Čia nurodomas teikiamo mokėjimo prašymo mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Nurodomas ne kalendorinis mėnuo, o projekto įgyvendinimo trukmės mėnuo. Pavyzdžiui, projekto 5 įgyvendinimo trukmės mėnuo. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės. Projekto veikla nurodoma planuojama vykdyti veiklą iš VP-FSA nurodytų finansuojamų projektų veiklų. Tinkama finansuoti išlaidų suma. Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma skirta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms finansuoti pagal fiksuotąją sumą nurodytą VP-FSA. Vėlgi,
su PVM, jeigu PVM tinkamas yra finansuoti, o kai PVM nėra tinkamas finansuoti, be PVM. Jeigu matomumui paramos neprašoma, pažymima brūkšneliu. Mūsų atveju nurodome fiksuotą sumą. Iš jos PVM. Nurodoma PVM suma, jeigu ją galima finansuoti iš projektų lėšų. Aprašymas. Pateikiamas matomumo ir informavimo priemonių aprašymas ir jų detalizavimas, bei joms planuojamų tinkamų finansuoti išlaidų išsamus ir detalizuotas būtinumo pagrindimas. Pagrindinių matomumo ir informavimo priemonių naudojimas. Pirmas. Aprašymas interneto svetainėje, jeigu tokia yra. Informacijos pateikimas socialiniuose tinkluose būtina. Informacijos skelbimas pakabinamoje, pastatomoje, vizualinėje lentoje taip pat yra būtina. Ir jam keliamos sąlygos, ne mažesnėme kaip A3 formato plakate arba, kai projekto vertė viršija 100 000 eurų, nuolatinės informacinės lentelės ar stendo įrengimas. Automobilių žymėjimas S emblema, informacinėje medžiagoje ir priemonėse informuoti apie viešą įnašą naudojant bent jau S emblemą su teiginiu. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal FAT aktualią redakciją nuo 2025 gruodžio 24 dienos. Pirmas ir antras ir 3.1 ir 3.2 punktuose matomumo ir informavimo priemonėms taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Fiksuotieji dydžiai skelbiami Europos socialinio fondo agentūros 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre. Kitų matomumo ir informavimo priemonių automobilių žymėjimo bei strateginės svarbos projekto viešinimo, komunikacinio renginio ar kitos komunikacijos veiklos išlaidos pagrindžiamos remiantis planuojamomis patirti realiomis išlaidomis. Pavyzdžiui, projekto vertė yra iki 100 000 eurų, todėl aprašymas interneto svetainėje, nurodome svetainės adresą, informacijos pateikimas socialiniuose tinkluose, Facebook'e, informacijos skelbimas pakabinamame A3 formato plakate ir dokumentus informuoti apie viešą įnašą naudojant bent jau S emblemą su teiginiu bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Projekto išlaidos. Tiesioginės projekto veiklų tinkamos finansuoti išlaidos. Taigi, nurodomas numeris iš eilės, tuomet projekto veikla, nurodoma planuojama vykdyti veiklą ir punkto papunkčio numeris iš VPFSA nurodytų finansuojamų projekto veiklų. Veiklų pavadinimai nurodomi tik tuo atveju, kai veikloms taikoma skirtinga paramos intensyvumo norma. Tinkamų finansuoti išlaidų tipai, kategorijos ir išlaidų pavadinimai. Nurodomi išlaidų tipai ir pavadinimai, kai projekto veikloms PFSA nustatyta skirtinga paramos intensyvumo norma, kiekvienos veiklos tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos atskirose eilutėse. Matavimo vienetas. Juos galima trumpinti, pavyzdžiui, VNT, KV, metrai, M. Siektina reikšmė. Nurodoma siekiama reikšmė skaičiais. Vieneto kaina. Su PVM, kai PVM tinkamas finansuoti, be PVM, kai yra netinkamas finansuoti. Tinkamų finansuoti išlaidų suma eurais. Planuojama išlaidų suma nurodoma vėlgi. Su PVM, jeigu PVM tinkamas finansuoti, kai nėra tinkamas, be PVM. Iš jos PVM nurodoma bendra PVM suma, jei bent vienos veiklos išlaidų PVM yra tinkamas finansuoti. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsnis. Jei 8 stulpelyje nurodomas PVM, nurodomas vienas ar keli PVM įstatymo straipsniai, pagal kuriuos įgyvendinant projektą numatyti įsigyti darbai, prekės ar paslaugos priskiriami pareiškėjo arba partnerio PVM neapmokestinamai veiklai. PVM suma eurais nurodoma PVM suma, kai PVM yra netinkamas finansuoti. Ir išlaidų poreikio pagrindimas.
visada nurodyti privaloma. Pabandome užsipildyti lentelę. Nurodome eilės numerį. Tuomet projekto veikla, tinkamų finansuoti išlaidų tipas kategorija. Matavimo vienetas, siektina reikšmė, vieneto kaina ir visi kiti jie nebus pildomi, kadangi tai yra pirmutinė eilutė, kurią mes toliau detalizuosime. Vienas taškas vienas. Šaldymo įranga, vienetai, iš jos PVM-as ir pateikiam pagrindimą. Rekomenduotina kuo detaliau pagrįsti šią išlaidą. Tuomet antrą kategoriją nurodome. Čia taip pat nenurodome, kadangi ją detalizuosime, tai įrašome iksiukus, kad šie laukai nėra pildomi. Nurodėme siektiną reikšmę, tuomet vieneto kaina. Kai nusirodome visas kategorijas, išlaidų pagrindimą ir visus kitus skaičiavimus, apsiskaičiuojame bendrą tiesioginių projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų sumą eurais. Ši suma apskaičiuojama visa projektų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų. Tai yra veiklų, projekto matomumo ir informavimo apie projektą suma. Atkreiptinas dėmesys, kad visas sumas rekomenduojame nurodyti 2 skaičiai po kablelio. Sekanti lentelė yra netiesioginės išlaidos. Vėlgi, nurodome projekto veiklą. Nurodomos veiklos, o ne išlaidos. Jei fiksuotojus norma skirta netiesioginėms ir kitoms išlaidoms padengti, finansuojama pagal kelias projekto veiklas, kiekvienai projekto veiklai sukuriama nauja eilutė. Rekomenduotina projekto aprašyme nurodyti netiesioginės išlaidas. Pavyzdžiui, konsultavimo paslaugos, tai kas nepatenka į tiesioginės finansuoti išlaidas, nors pareiškėjas naudojasi jomis projekto reikmėms. Fiksuotojų norma skirta netiesioginėms ir kitoms išlaidoms padengti. Nurodomas fiksuotosios normos skirtos netiesioginėms ir kitoms išlaidoms padengti pavadinimas. Gali būti nurodyta VPFSA. Jeigu nėra, galima pasirinkti iš supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registro.
Taikoma fiksuotoji norma. Nurodomas pasirinktos fiksuotosios normos skirtos netiesioginėms ir kitoms išlaidoms padengti procentinis dydis. Išskaičiuojama iš sumos nurodytos ketvirtame stulpelyje ir bendros tiesioginių projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. 3.3.1.1 punktas. Tinkamų finansuoti išlaidų suma, bendra suma. Nurodoma netiesioginių išlaidų suma, kuri negali būti didesnė nei 7 procentai. Nuo 3.3.1.1 bendra tiesioginių projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma. Taip. PVM. Nurodoma konkrečios projekto veiklos PVM dalies suma, jeigu jos neprašoma finansuoti iš prašomų skirti finansavimo lėšų. Apskaičiuojama konkrečios projekto veiklos visų tiesioginių išlaidų, įskaitant išlaidas projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms finansuoti PVM, padauginant iš netiesioginėms išlaidoms padengti dydžio. Bendra netiesioginių projektų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma. Čia apskaičiuojama bendra visų veiklų netiesioginių išlaidų suma. Mūsų atveju 4000. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Apskaičiuojama bendra projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonių tinkamų finansuoti išlaidų suma. Ir fiksuotosios normos skirtos netiesioginėms ir kitoms išlaidoms padengti tinkamų finansuoti išlaidų suma. Toliau nurodoma tinkamumo finansuoti reikalavimų netitinkančių išlaidų detalizavimas. Šioje lentelėje nurodomas projektui įgyvendinti būtinos, bet netinkamos finansuoti išlaidos. Pavyzdžiui, automobilio kaina viršija leistiną finansuoti sumą, tai viršijanti suma yra netinkama finansuoti. Taip, tai nusirodome eilės numerį. Tuomet projekto veikla. Nurodomas planuojamos vykdyti veiklos punkto papunkčio numeris iš VPFSA nurodytų finansuojamų projektų veiklų. Veiklų pavadinimai nurodomi tik tuo atveju, kai veikloms taikomas skirtinga paramos intensyvumo norma. Projekto netinkamas finansuoti išlaidos. Nurodoma netinkama finansuoti išlaidų paskirtis, pavyzdžiui, pastato pirkimas, projektų netinkamų finansuoti išlaidų suma ir numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis. Tai čia, pavyzdžiui, pareiškėjo lėšos arba banko paskolos. Užsipildome lentelę. Taip. Tuomet bendra projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma euras. Kadangi pas mūsų numatyta tik viena veikla ir jai 15 000, tai mes čia nurodome 15 000 eurų, kablelis 00. Projekto finansavimo šaltiniai. Nusirodome projekto veiklos numerį. Projekto vertė. Pirmiausia, nusimatome tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Netinkamų finansuoti išlaidų suma. Ir tuomet iš viso nurodoma kiekvienos projekto veiklos išlaidų suma. Projektui prašoma skirti viešasis įnašas. Prašomas finansavimas paramos suma. Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Prašoma paramos intensyvumo norma. Apskaičiuojama procentinė dalis nuo bendros sumos. Čia yra nurodyta, kad iš 5 stulpelio sumos daliname 3 stulpelio sumą. Nuosavas įnašas. Pareiškėjo nuosavos lėšos. Nurodoma pareiškėjo nuosavų lėšų suma skirta finansuoti projekto tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas.
Pareiškėjo partnerio lėšos, jeigu taikoma. Tai nurodoma partnerio lėšų suma skirta finansuoti projekto tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidų sumas. Kadangi pas mūsų projektas nėra vykdomas su partneriu, mes dedame minusiuką. Planuojama paskola lizingas. Nurodoma lėšų suma, kurio šaltinis yra banko paskola arba lizingas. Kiti lėšų šaltiniai. Nurodoma lėšų suma, kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai. Apskaičiuojama iš viso. Nurodoma visa nuosavų lėšų suma, kurią planuojama panaudoti projekto įgyvendinimo metu. Tai yra 7, 8, 9, 10 stulpeliai susisumuoja. Nepamirštame, kad viršuje yra iš viso eilutė. Tai mes čia turime apsiskaičiuoti kiekvieno stulpelio sumą. Mūsų atveju skaičiai būtų tokie. Tuomet projekto komanda. Pildoma, kai už projekto įgyvendinimą atsakingas daugiau kaip vienas asmuo. Pareigos projekte. Atitinkamai galime koreguoti šias pareigas arba nurodyti savo, tai mes nurodome projekto vadovo vardenį pavardenį, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigų pavadinimas, direktorius, funkcijos ir atsakomybės. Aprašom jo funkcijas ir atsakomybės. Komandos narys. Taip. Tuomet matomumas ir informavimas. Pareiškėjas privalo pasirinkti įgyvendinti projekto matomumo ir informavimą apie projektą priemonės, kaip nustatyta 2021-2027 metų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklėse ir vadovautis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse. Toliau FAT 6 priedų. Pirmoji priemonė – projekto prašymas pagrindinėje interneto svetainėje, jei tokia yra. Žymima taikoma, jei projekto vykdytojas turi ar planuoja sukurti interneto svetainę, nurodomas interneto svetainės ar konkretaus tinklapio adresas, nuoroda ir trumpas šio projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės aprašymas. Pagrindinėje projekto vykdytojo interneto svetainėje, jeigu jie yra, skelbiamas. Trumpa projekto aprašymą santrauką, projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, informacija apie skirtą viešąjį įnašą, kartu su 1 ir 3 papunkčiuose nurodyta tekstinė informacija turi būti naudojama spalvota, jei tokios techninės galimybės yra, ES emblema su šalia emblemos rašomų teiginiu. Bendrai finansuoja ES. Projekto aprašymas interneto svetainėje ar tinklapyje turi būti aiškiai matomas bent iki projekto užbaigimo dienos. Ilgalaikiam matomumui užtikrinti, naujienų rubrika projekto aprašymui skelbti nėra tinkama. Mes pasirenkam šią priemonę ir pateikiame aprašymą. Antroji priemonė – projekto viešinimas bent viename socialinėme tinkle. Pasirinkus taikomą, nurodoma socialinio tinklo ar tinklų pavadinimai, konkrečios paskyros pavadinimas, jei jau yra žinomas, pateikiama konkreti nuoroda, jei jau yra žinoma, ir trumpas šio matomumo ir informavimo priemonės aprašymas. Bent viename socialinėme tinkle privaloma, pavyzdžiui, Facebook, Instagram, YouTube ir panašiai nurodyti. Trumpą projekto aprašymą, projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, informaciją apie skirtą viešąjį įnašą ir kartu su 1 ir 3 papunkčiuose nurodyta tekstinė informacija turi būti naudojama spalvota, jei tokios techninės galimybės yra, ES emblema su šalia emblemos rašomų teiginių bendrai finansuoja ES. Mes taip pat jį renkamės ir pateikiame aprašymą.
ES emblemos ir teiginio bendrai finansuoja ES naudojimas straipsniuose, leidiniuose, reklamos lankstinukuose, vaizdinio poveikio ar informacinėje medžiagoje ir priemonėse. Privaloma straipsniuose, leidiniuose, reklamos lankstinukuose informuoti apie viešąjį įnašą naudojant bent jau S emblemą su teiginiu bendrai finansuoja sąjunga. Informacija apie viešąjį įnašą turi būti aiškiai ir matomai pateikiama, taip pat organizuojant mokymus, vizitus, renginius ar vykdant kitas panašias projekto veiklas. Pavyzdžiui, seminaro programoje, projekto dalyvių registracijos sąraše ir panašiai. Pateikiamas trumpas šio projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės aprašymas. Mes taip pat renkamės ir pateikiame aprašymą. Nuolatinis informacinės lentelės pakabinimas matomoje vietoje arba nuolatinio informacinio stendo pastatymas matomoje vietoje. Privaloma pažymėti taikoma, jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertė viršyje 100 000 eurų ir įsigyjamos fizinės materialinės investicijos. Visuomeniai gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į paramos gavėjo pastatą, kuriame sumontuota įranga ar visuomeniai viešai prieinamame organizacijos vestibiulyje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę, nuolatinį informacinį stendą. Vieta, kur pakabinama informacinė lentelė ar informacinis stendas turi būti reprezentatyvi. Nuolatinė informacinė lentelė ir stendas turi būti pagaminti iš patvarios medžiagos, kuri turi išlikti visą laikotarpį, kurį atitinkamas objektas yra naudojamas tam tikslui, kuriuo buvo suteikta parama. Lentelėje teikiama informacija. Projekto pavadinimas, ES emblema su teiginiu bendrai finansuoja ES, kiti logotipai, jeigu tokie yra, projekto tikslas, projekto vykdytojo interneto svetainės adresas, QR kodas. Nuolatinėme informacinėme stende teikiama informacija, projekto pavadinimas, emblema su teiginiu bendrai finansuoja ES, kiti logotipai, projekto tikslas, projekto bendra vertė ir ES finansavimo dalis, projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vizualizacija, nuotrauka, projekto vykdytojo interneto svetainės adresas, projekto vizualizacijos, nuotraukos, autorių teisės, jei nuotrauka yra autorinė. Projekto pristatymas spausdintame plakate. Privaloma pažymėti taikoma, jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertė neviršyje 100 000 eurų. Pasirinkus taikoma nurodomas vietos, kurioje bus iškabintas spausdintas plakatas, adresas ir pateikiamas trumpas šio projekto aprašymas. Plakate turės būti paskelbta projekto pavadinimas, ES emblema su atitinkamu teiginiu, kiti logotipai, tikslas, projekto bendra vertė, projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vizualizacija, vykdytojo interneto svetainės adresas, jeigu toks yra, QR kodas, atsakingas už publikaciją, projekto vykdytojo pavadinimas, projekto vizualizacijos, nuotraukos, autorių teisės, jei nuotrauka yra autorinė. Kai paramos gavėjas yra fizinis asmuo, jis kiek tai įmanoma užtikrina, kad visuomeniai matomoje vietoje būtų pateikta tinkama informacija, akcentuojant gautą fondo paramą. Jeigu fizinis asmuo nepasirenka šios priemonės, turi pagrįsti, kodėl jam neįmanoma šios priemonės taikyti. Mes taip pat pasirenkame šį variantą ir pateikiame aprašymą. Projekto pristatymas elektroninėme ekrane, nemažesnėme kaip A3 formato. Pasirinkus taikomą, pareiškėjas nurodo vietos, kurioje bus pakabintas elektroninis skaitmeninis ekranas, adresas ir pateikiamas trumpas šios projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės aprašymas. Ekrane turi būti skelbiama PIP 3.6.5 papunktyje nurodyta informacija. Lipdukas su ES emblema su teiginiu bendrai finansuoja ES ant transporto priemonės. Žymima taikoma, kai projekto lėšomis įsigyjama transporto priemonė. Ant transporto priemonės privaloma užklijuoti ne mažesnio kaip 30 cm ant 30 cm jei naudojama kvadratinė forma arba ne mažesnio kaip 15 cm ant 68 cm jei naudojama stačiakampė forma dydžio lipduką
su ES emblema ir teiginiu. Bendrai finansuoja ES. Lipdukas turi būti gerai matomas, rekomenduojama ant durų. Informacijos apie projekto inovacijos skelbimas ir projekto bendrųjų rezultatų pristatymas visuomeniai. Visuomenė informuojama apie projektą, pabrėžiant inovacinius aspektus. Pateikiamas trumpas šio projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės aprašymas. Pateikta informacija apie projekto inovacijas bus skelbiama ir interneto svetainėje paramažuvininkystei.lt. Kitų komunikacinių informacinių ES finansavimo matomumą ir skaidrumą didinančių veiklų vykdymas. Prireikus nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos vykdyti papildomos projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiklos, nurodytos priemonės apraše. Gali būti sukurtos papildomos eilutės, jeigu numatoma daugiau nei viena projekto matomumo ir informavimo apie projektą veikla. Toliau yra horizontalieji principai ir atitinkamos ES pagrindinių teisių chartijos nuostatos. Projekto įgyvenimo metu nepažeidžiami horizontalieji principai, atsižvelgiama į Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Horizontalieji principai – tai darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos ir kitų, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo principą. Padėti varnelę yra privaloma. Projekto įgyvenimo metu nepažeidžiami VPFSA nustatyti reikalavimai dėl atitinkamų chartijos nuostatų laikymosi. Tai taip pat yra privaloma. Projektu tiesiogiai, projekto tikslas, tikslinė grupė, projekto veiklos, projekto vykdytojų rodikliai siekiami rezultatai prisidedama prie HP įgyvendinimo. Šiuo projektu pagal VPFSA reikalavimus horizontaliųjų principų ir su jais susijusių ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai tiesiogiai neprisideda, todėl nepildysime. Tačiau jei VPFSA numatytas reikalavimas tiesiogiai prisidėti prie HP įgyvendinimo, atitinkai turite pažymėti. Darnus vystymasis įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą. Nurodoma, kaip įgyvendinant projektą bus tiesiogiai įgyvendinami VPFSA nurodyti reikalavimai dėl darnaus vystymosi. Šiose srityse – aplinkosaugos srityje, socialinės srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje – turi būti pagrįsta, kaip prisidedama prie šio principo įgyvendinimo. Lygios galimybės ir nediskriminavimas. Čia nurodoma, kaip vykdant projektą bus tiesiogiai įgyvendinami VPFSA nurodyti reikalavimai dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo, dėl lyties, rasės, tautybės ar kito, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimų užtikrinimą ir pagrindžiama, kaip tai bus įgyvendinama. Inovatyvumas. Jei pasirenkama nurodoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami VPFSA nurodyti reikalavimai dėl įsipareigojimų inovatyvumui skatinti. Toliau 4 skyrius. Projekto rezultatų tęstinumo planas. Taikoma tik investicijų projektams, kai įgyvendinus projektą gaunamas ilgalaikis rezultatas. Projektų rezultatų palaikymo finansinis pagrindimas. Kai projektui taikomas tęstinumo laikotarpis, detalizuojama, kokio palaikymo biudžeto reikės po projekto įgyvendinimo, kokioms sąnaudoms ir kiek lėšų reikės kasmet visą projekto tęstinumo laikotarpį. Pateikiamas projekto tęstinumo prašymas atsižvelgiant į 2 požymius – fizinį ir veiklos rezultatų tęstinumą. Fizinis tęstinumas – glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas. Pavyzdžiui, kas ir kaip apmokės pastatyto naujo pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą, kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir arba sklaida. Veiklos rezultatų tęstinumas. Glaustai aprašoma, koks projekto valdymo personalas užtikrins, nurodomos konkrečios priemonės, projekto veiklų tęstinumą po projekto finansavimo pabaigos pagal priemonės apraše nustatytus reikalavimus, jeigu tokie nustatyti. Taip pat turėtų būti numatytos išlaidos po finansavimo pabaigos, reikalingos įsigytų investicijų išlaikymui, pavyzdžiui, draudimas, remontas,
garantinis aptarnavimas ir panašiai. Projekto rezultatų palaikymo finansinio pagrindimo lentelės nereikia pildyti, kai teikiamas projekto finansinis pagrindimas – verslo planas. Laikotarpis, kurio projekto rezultatų palaikymas skaičiuojamas metai. Čia nurodomas laikotarpis. Vidutinė metinė lėšų suma, kurios reikia projektų rezultatams palaikyti. Valstybės biudžeto lėšos. Kiti finansavimo šaltiniai. Ir nurodoma pareiškėjo lėšų suma. Iš viso suskaičiuojame 3, 4 ir 5 stulpelius. 5 skyrius – projekto įgyvendinimo plano priedai. Pareiškėjas prideda VPFSA nurodytus ir papildomus pagal poreikį PIP priedus. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei VPFSA nurodyta juos pateikti. PIP priedus turi pateikti tiek pareiškėjas, tiek projekto partneris, jeigu jis numatytas projekte. Prie PIP pridedami tie priedai, ties kuriais lentelėje pažymėta X-iuku. Tai partnerio deklaracija pagal PIP pirmam priede pateiktą formą teikiama, jei projektas yra įgyvendinamas su partneriu. Informacija apie projekto biudžeto pasiskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PIP-o antram priede pateiktą formą teikiama, jeigu nurodyta VPFSA privalomų priedų sąraše. Informacija apie projektų taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal PIP-o trečiam priede pateiktą formą teikiama, jei projekte planuojama ūkinė veikla, kaip jie apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje. Gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį. Ir arba projekto planuojama veikla yra susijusi su Natura 2000 teritorijomis. Arba nustatyta VPFSA. Informacija apie pareiškėjų partnerių suteiktą valstybės pagalbą išskyrus de minimis. Pagal PIP-o 4 priede pateiktą formą teikiama, jeigu VPFSA nurodoma, kad kartu su PIP-u privaloma pateikti šį priedą. Informacija ir duomenys apie pareiškėjo partnerio užsienio tikruosius savininkus. Teikiama tik tuo atveju, kai pareiškėjo partnerio tikrasis savininkas yra užsienyje registruotas fizinis asmuo. Nurodoma pareiškėjo partnerio užsienio tikrojo savininko vardas pavardė, gimimo data ir PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Informacija ir duomenys teikiami formoje skelbiamoje interneto svetainėje paramažuvininkystei.lt. Pridedami dokumentai. Komerciniai pasiūlymai, pirkimų dokumentai. Įrašomi visi kiti dokumentai, kurie, kaip nurodyta VPFSA, turi būti teikiami kartu su PIP. Leidžiama sukurti daugiau eilučių. Mes renkamės komercinius pasiūlymus ir nurodome lapų skaičių. Ir įrašome kitus dokumentus. Mūsų atveju yra teikiamas verslo planas, ir nurodome, kiek puslapių jame yra. 6 skyrius. Pareiškėjo deklaracija. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas turi būti susipažinęs su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais nustatytais VPFSA. Susipažinus su pareiškėjo deklaracija, reikalinga nepamiršti pažymėti X-iuko, kad tai patvirtinate. Kilus klausimams visada galite kreiptis VPS vykdytojo kvietime nurodytais kontaktais. Ačiū, kad klausėte.